Paskutiniu metu nemažai laiko skyriau savirefleksijai apie lūkesčius. Labai gili ir tokia netgi sakyčiau labai slidi tema. Nes lūkesčius būna labai sunku įžvelgti. Nors sakom ar ne kartais, kad lūkesčių neturim, bet vis dėlto dažniausiai jų vis tiek kažkur giliai pasislėpusių būna. Lūkestis tai yra kažkoks laukimas, kažkokia viltis. Tai lūkestis, kitaip sakant, koks nors kažko laukimas, viltis, tikėjimasis, kuris sukuria tam tikrą projekciją, įsivaizdavimą, kaip pasaulis turėtų dėliotis arba kaip žmonės turėtų elgtis, kad atitiktų, kad pateisintų tą mūsų vidinį scenarijų, vidinį tikėjimąsi, pateisintų lūkestį. Bet kai realybė netitinka šito žmogaus vidinio scenarijaus, kyla ir nusivylimas, ir skausmas, ir pyktis, žodžiu, kančia. Neturėt lūkesčių arba jų turėt kuo įmanoma mažiau, mano suvokimu, čia yra didžiulis menas. Labai daug iliuzijų turi sudužt, kad tų lūkesčių liktų vis mažiau. Kai kurie žmonės, kurie yra linkę stipriau prisirišti prie kitų žmonių, jiems yra dar sunkiau. Nes kai žmogus yra labai prieraišus, tada dažnai tokiam žmogui susikuria baimė prarasti tą kitą žmogų arba žmonės, nes jam tai yra labai svarbu. Gal dar turi kažkokių savyje įsitikinimų, kad be to kito žmogaus ar kitų žmonių jis negalės būti laimingas, kad jis nieko vertas arba kad net iš vis neišgyvens. Jeigu toks žmogus tiki, kad jo laimė priklauso nuo kito asmens buvimo su juo, toks žmogus yra labai pažeidžiamas. Ypatingai pažeidžiamas tampa tada, kai santykiuose iškyla kokios nors problemos arba aplamai kvepia skyrybomis, ar ne, jeigu tai romantiniai santykiai. Tokie žmonės skyrybų atveju išgyvena savyje tokius pačius procesus, išgyvena tokias pačias emocijas ir jausmus, kaip kad realią žmogaus netektį, kaip kad būtų realiai netekę savo artimo žmogaus. Bet ką labai svarbu suprast, kad lūkesčių ir prisirišimų neturėt arba jų turėt kuo įmanoma mažiau ir kuo įmanoma sveikesnių, tai nereiškia, kad turim kažko mažiau norėti. Ar tapt kažkokiais vos nebejausmiais, šaltais, kad tik neprisirišt, kad tik neduok dievę neprisikurt savo lūkesčių. Norėt, turėt intencijų, tikslų, troškimų yra būtina ir labai svarbu. Bet su lūkesčiais, kurie tampa jau tokiais iliuziniais, vertėtų atsargiau. Nes po to patys nuo to kenčiam. Dabar svarbus momentas, atkreipkite dėmesį, kai ima pyktis, kai žmogus pradeda pykt ir nežino, kodėl pyksta, bet pyksta. Tai reikėtų pasitikrinti, kur jau kokių lūkesčių prisikurta. Nes būna taip labai dažnai, kad už pykčio emocijos stovi tiesiog nepateisinti lūkesčiai. Ta susikurta kažkokia projekcija, kaip pasaulis turėtų dėliotis ir kaip turėtų elgtis žmonės pagal tą susikurtą įsivaizdavimą. Kartais visai net nekaltai, nepastebimai, bet būna, kad vis dėlto tų lūkesčių prisikuriam. Mokytis neturėt per daug lūkesčių, tai reiškia mokytis į viską, į kiekvieną situaciją, žiūrėti kuo įmanoma lanksčiau ir atviriau. Nes kai mokomės priimti pasaulį tiesiog tokį, koks jis yra, priimti žmonės tokius, kokie jie yra, priimti tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę persigalvoti, turi teisę nesutikti su mumis, turi teisę su mumis nebenorėti būti daugiau arba iš vis nebebendrauti. Mokytis su dėkingumu ir atvira širdim paleisto žmonės. Kai mokomės neturėti per didelių lūkesčių, tada kai kažkas išeina iš mūsų gyvenimo, nesvarbu tiesioginė ar perkeltinė prasme, tada mes neprarandam savęs. Mes vis tiek lieka mes. Nors ir nemalonu, nors ir skauda, nes vis tiek esam būtybės turinčios ir jausmus, ir emocijas, bet bent jau daugiau ar mažiau vis tiek išliekam toj savo ašy. Neprarandam noro gyventi, nes kai kada, kai kuriais atvejais, kai kuriems būna ir taip. Kai gyvenam su mažiau prisirišimų ir lūkesčių, tada gebam lengviau priimti aplamai pačius gyvenimo pokyčius. Esam mažiau pažeidžiami dėl kažkokių išorinių aplinkybių, situacijų ir turim daugiau vidinės ramybės ir būtent tą stipresnę vidinę ašį. Kas dar yra labai labai svarbu, kad taip dar ir išmokstam labiau vertinti dabartį, dabarties momentus ir būti laimingais tame, ką turim būtent dabar.
Kai būnam tiesiog dabar, tada nereikia per daug net nerimauti dėl to, kad galim kažką prarast, neprikuriam ten visokių istorijų, situacijų, kad gali kažkas mums rytoj pasakyti viso gero, aš persigalvojau, aš nebenoriu ir panašiai. Kad ir kiek kartais skaudžiai dūžta iliuzijos, svyla prisirišimai, iškelia pyktį, tie nepateisinti lūkesčiai, žinokit, kad yra viso to ir kita pusė, kuri veda būtent į tą gilesnį suvokimą apie visą tai, apie save ir stiprina tą vidinę ašį. Žinoma, jeigu savęs nepaleidžiam iš rankų, jeigu stengiamės mokytis iš to, jei neįsisukam į aukos programą, ar ne, ir stengiamės pasimokyti iš to. Kažką suvokt, kažką suprast. Tai visai nėra apie tai, kad nepasitikėt žmonėmis, ne, kad netikėt jais, kad tapt šaltais kažkokiais, bejausmiais, užsidariusiais. Tai yra apie tai, kad mažiau prisikurt tų savyje iliuzinių burbulų. Tik tiek. Uždaryti širdies prieš nieką nereikia, ypatingai prieš patį save. Yra labai svarbu išlaikyti ir toliau save gerume. Tai va, kas mėgstat savirefleksiją, pasistebėkit, kai būna, jei būna, kad pykstat ir nelabai arba visiškai nežinot kodėl, ar už to nėra pasislėpusio kažkokio mažo nekalto lūkesčio.